Tekas mums perdavė ir čia truputį gal ir nėra toks labai normalus pokalbis, ypač tai, kad vakar daugelis gavo į savo tinklalapius tokį pono Verygos piktą laišką dėl... UABas Seimas parašyta ir čia jie deklaruoja, kad nekurie, reiškia, turėjo Seimo nariai, tai yra mes turėjom nušalinti nuo alkoholio reklamos to atidėjimo vėlesniam laikui Seimo narius. Tai čia minė ir Pečeliūną, ir Tamašauską, ir Budrį, ir Dinių, ir Račą, ir Ingą, ir Arūną Valinskus, ir Žemaitaitį. Todėl, kad ponas Veryga mano, kad, sakysime, Arūnas ir Inga Valinskai dalyvauja šou programuose, Dinius turi Makso plėtra akcijų, nors mes svarstėm, ten jau jisai tikrai senai uždaryta. Dainius Budrys sutuoktinė veikia kažkokių filmų gamyboje. Pečeliūnų žmona Lina Pečeliūnienė dirba Valstiečių laikraštyje. Kęstutis Masiulis, Potsvyla kažkokį audio reklama. Stoma pajamos iš žiniasklaidų, bet čia turbūt anksčiau buvo. Mes su komanda žiūrėjome, atviriai pasakius, aš, kaip šiek tiek suprantatis, neradau aš ką ten nušalint, Dieve brangus, tai čia nušalint gali bet ką. Dalį irgi buvai laidose, tave nušalint reikia. Vytai irgi. Taip nušalint. Stumbro akcijų tai turi, žinot, kas Kručys. Bet pagal įstatymą jis turi pats įspėti ir pats nusišalinti. Esmė buvo tame, kad man teko su pono Veryga kalbėti, jis sako, reikia blokuoti, kad prezidentė nepasirašytų. Aš šito veiksmo tikrai nenorėjau atlikinėti. Prezidentė nerekavo Seimo 54 narių. Tai tada siūlau atsakyti ponui Verygai, kad mes nematome, kad čia buvo painiama viešo privatus. Ar visai neatsinėti? Tai dalė, tai įsižeidė Seimą. Lygiai taip kaip Stomą mėšlų. Tai kodėl nesakyti? Tai kuo mažiau kreipi dėmesį į proto vargšus, tai kuo mažiau turi problemų. Tai supratau jūsų mintis ir tada dedam į archyvą.